Labas, susitikimas 17 ir mes esame 56 puslapyje. Apie trečias skyrius dabar, apie pasąmonės stebuklus. Na, visa šita knyga yra apie tą stebuklingą jėgą, kurią turi mūsų pasąmonė ir važiuojame toliau. Kvaila tikėti ligomis ir dalykais, kurie gali jūs žaloti ar pakenkti. Tikėkite geležinė sveikata, klestėjimu, taika, gerovė ir Dievo apvaizda. Jūsų pasąmonės galia yra neišmatuojama. Ir mes šitoje knygoje tą jau šiek tiek apčiuopėme, bet dar daugiau mus tikrai įtikins. Knygos gale, jau pabaigoje, gal net per vidurį, kai jau skaitysim, tikrai kiekvienas būsime patikėję, kad labai labai didelę galią patys turime savyje ir nereikia prašyti iš kažkur, kažkieno, kad kažkuo tau padėtų, nes tu pats labiausiai gali savo padėti. Niekas iš aplinkos tau nepadės, jeigu tu pats čia viduje to nepriimsi, nesuprasi ir nenusiteiksi. Reikia priimti sprendimą. Viskas prasideda nuo sprendimo. Kai tu priimi sprendimą, tokie stebuklai įvyksta. Tokie ir šią savaitę aš irgi turėjau vieną stebuklą irgi vien dėl to, kad buvo priimtas sprendimas. Tai tu priimk sprendimą savo padėti, tu pats savo. Ne, kad kažkas kitas dabar šitam skyriuje, kaip aš suprantu, labai pakalbėsime apie ligas irgi. Ir mes bėgame pas daktoriukų visada, kad tie daktoriukai mums išrašytų tų vaistukų ir vaistukai mums padės. Iš tikrųjų, tai žinot, vaistai vieną gydo, kitam vėl kenkia. Tai mes esam patys didžiausi savo pagalbininkai ir kad nereikėtų bėgti pas daktarų, mes iš anksto galime tiesiog su savim padirbėti, kad neįsileisti kažkokias tai ligas ir apie tai irgi papasakos, kaip mūsų pasąmonė tiksliau gali mums padėti išlikti sveikiems. Taigi, yra neišmatuojama pasąmonės galia. Ji įkvepia ir rodo jums kelią. Jie iškelia ryškius reginius iš atminties lobyno. Pasąmonė kontroliuoja jūsų širdies plakimą ir kraujo cirkuliavimą, reguliuoja maisto virškinimą, pasisavinimą ir šalinimą. Maisto virškinimą irgi labai dažnai ir jūs pastebėkit. Man labai patinka stebėti žmonės. Jūs irgi pastebėkite. Labai patinka tiesiog būti tais tokiais gyvenimo stebėtojais. Kaip vaikai sako, oi genai, ar ne, kad jeigu tėvai yra putlesni ar net, sakykime, turim antsvario, tai žiūrėk ir vaikas turi, nebūtinai. Jeigu tam vaikui buvo įkalama, kad, oi, žinai, tai tu kaip ir tėvai, ar ne, tu irgi būsi stambesnė, tu irgi ten dar kažkas. Ir vaikas virškinimo netgi sistema visa pagal tai nusistato. Pagal tai, kas buvo įkalama, kas buvo, tiesiog, nepiktybiškai, aišku, bet, nes jau tėvai visada, ar ne, vaikai panašus į tėvus, taip neturi būti, gali būti ir kitaip. Kai suvalgote gabalėlį duonos, pasąmonė paskirsto jį po audinius, raumenis, kaulus ir kraują. Pats išmintingiausias žmogus visoje žemėje negalėtų suvokti šių procesų. Iš tikrųjų, koks yra žmogus kūrinys, tai jokie mokslininkai nėra ištyrę. Jokie mokslininkai nėra tikrai pilnai suvokę, koks yra ypatingas kūrinys žmogus, kiek procesų jame vyksta. Ir pasąmonė yra šitų procesų kontroliuotoja, taip sakant. Ką mes ten įtikime, kad mano, pavyzdžiui, metabolizmas ar ne labai yra geras, tai taip ir bus, jeigu mes tuo tikime. Jeigu mes patikime, kad mums kaip ir tėvams yra šiek tiek sunkiau apdoroti maistą ir labai daug pasilieka. Juk yra moteris, kur sako, aš net pauostau ir jau pas mane, ar ne, šokoladą pauostau ir jau auga svoris. Toks įsitikinimas. Pavyzdžiui, aš save įtikinau, kad aš valgau ir lieknėju.
Ir aš neturiu problemų su jokiu antsvariu. Jeigu kas nors nepatinka, labai lengvai aš susitvarkau savo kūną, nes aš žinau, kad mano kūnas paklūsta man. Aš žinau, kad viskas, kas yra mano kūne, tai man paklūsta, mano pasąmoniai. Tai aš tiesiog, kai turiu tą tokį tikėjimą ir žinojimą labai didelį, nėra sudėtinga su savim susitvarkyti. Kad ir kas įvyktų pas tave kūne, tu gali susitvarkyti. Pasąmonė kontroliuoja visus jūsų kūno gyvybinius procesus ir funkcijas. Ji žino atsakymus į visus klausimus. Jūsų pasąmonė niekada nemiega, niekada nesilsi. Jau mes tą kalbėjome, ar ne? Kad kai mes miegame, pasąmonė visada budi. Sąmonė užmiega. Mes sąmonės, ar ne? Mes nebegalvojame, bet mes sapnuojame. O tai ateina iš pasąmonės. Žiūrėkit, irgi praeitą savaitę viena klientė sakau, kaip sapnai, ką tu sapnuoji? Tai jinai sako, žinai ką sako, atrodo, ką pagalvoju per dieną, tą naktį sapnuoju. Taip, nes tai, ką tu pagalvoji per dieną, pasąmonė per naktį apdoroja. Tai kodėl aš ir sakiau, jeigu tu nori, kad pasąmonė tau padėtų kurtis gyvenimą, kurio tu nori, tai tu turi duoti jai peno per dieną, dienos bėgį ar ne, prikrauti pozityvios ir tau naudingos informacijos, o ne kad priešingai ar ne, o kad kenkti savo, žiūrint visokius per televizorių, per žinias ir visa kita. Nežiūrėkit žinių. Žinot, televizija kas yra? Kas yra televizija? Kaip vadinasi, ar ne? Televizijos, va tie visi kanalai, programos. Net yra pavadinta, o mes kvailiukai žmonės vat ir žiūrime. O kas ten yra? Programos. Ką daro televizija? Programuoja žmonės. Televizija programuoja žmonės pagal tai, kaip jiems yra naudinga. Jau tas buvo labai senai, rusai tą naudoja. Išgąsdinta tauta yra lengva valdyti, ar ne? Pavaldi tauta yra. Lietuva labai daug per televiziją gąsdinimo siunčia. Tikrai labai daug. Per visokias žinias, visokias laidos ir visa kita. Ar tu priimi tą? Vėlgi, tu gali atmesti, tu gali sąmoningai atmesti visus šitos dalykus ir rinktis žiūrėti tai, kas tau padeda apie meilę gal ar ne, apie laimę, apie motivaciją, apie augimą, apie pasiekimus, apie tikslų norą, apie galėjimą, kad viskas yra įmanoma. Daug tokių kinų yra, ar ne? Kur galime mes net ir žiūrėdami savo padėti. Man labai patikdavo tie, dabar kas per multikai, kas per multikai, ar ne, dabar vaikam yra, aš šiek tiek nukrypsiu nuo knygos, bet iš tikrųjų prisimena tuos senovinius animacinius filmukus, ar ne, ten kaip obuolių maišos, kur zuikutis ėjo, zuikutis buvo geras, visiems dalino ir paskui pačiam nebeliko, bet viskas sugrįžo atgal, tie visi būdavo pamokantis tokie, ar ne, kad ir napagadi, ar ne, napalauk, irgi būdavo tokie pamokantis, kad galų galiai, jeigu tu esi blogas, tu blogą ir gauni, jeigu tu geras, tau geras ir sugrįžta. Nes taip ir yra. O dabar kas taip per vaikam, nežinau, ką ten kemša, kuo programuoja tos vaikus, aš nežinau. Ir paskui, žiūrėkit, ir ligos jau maži vaikai serga daug dažniau, ir visokios depresijos. 11-12 metų jau depresijoje vaikai yra, kai dar net gyvenimo neparagavę. Tai tas ir yra, kad televizija programuoja. Kuo mažiau rinkitės labai atsargiai, ką rodote savo pasąmoniai, nes jūs esate programuojami, tai rinkitės, kokios programos įrašinėjam. Ir kur mes čia pabaigėm? Kad pasąmonė niekada nemiega, ar ne? Ji nuolat darbuojasi. Norėdami įsitikinti, kokia stebuklinga galia slypi jūsų pasąmonėje, prieš miegą imkite aiškiai tvirtinti, kad norite įgyvendinti kokį nors konkretų tikslą. Savo tikslą. Tiesiog tvirtinkite, kad jau tai ir yra. Labai nustebsite ir apsidžiaugsite, kai pamatysite, jog vidinės jūsų jėgos padės jums pasiekti pageidautiną rezultatą. Tai galios ir išminties šaltinis, kuris tiesiogiai nuves jūs prie visagalybės. Tai yra jėga, kuri verčia suktis pasaulį, neleidžia planetoms nukrypti nuo kurso ir priverčia saulę šviesti. Pasąmonėje slypi jūsų idealai, siekiai ir altruistiniai potrukiai. Per pasąmonę Šekspyras suprato ir sužinojo didžiasias tiesas, kurios buvo nepasiekiamos eiliniams jo amžininkams.
Per pasąmonę graikų skulptorius Fidijas įgijo meistriškumo ir įgūdžių grožį, tvarką, simetriją ir proporcijas perteikti per marmurą ir bronzą. Pasąmonė yra gilus šulinys, iš kurio garsieji menininkai semėsi jėgų, keliančių kitiems pagarbą. Ji padėjo didžiam Italijos menininkui Rafaeliui nutapyti Madoną ir garsiam Vokietijos kompozitoriui Beethovenui sukurti simfonijas. Dar nori, gal kartais irgi bus paminėta šitoje knygoje, aš jau nebeprisimenu, bet Tomas Edisonas, ar ne? Išradėjas, va, kuris, nu, gal būtų paskui ir kažkas kitas, ar ne, bet jisai pats pirmasis sugalvojo, kad energiją pajungti į lemputę, ar ne, ir šviečia. Tai va, Tomas Edisonas, ką jisai darydavo? Jisai žinojo, kad pasąmonėje yra nuostabus va tas dalykas. Pasąmonėje jisai ieškodavo atsakymų. Jisai bandydavo, ar ne? Nu tikrai daug dalykų, jeigu jo istoriją paskaičius, pavyzdžiui, lemputė irgi, kad šviestų lemputė, jisai darė 10 000 kartų bandymus. 10 000 kartų. Ar tu bandytum kažką 10 000 kartų? Ar tikrai turėtum tiek kantrybės, ar ne? Tai vat kaip, kad nepamesti, ar ne? Tikrai labai įkvepia, kad jeigu tu tikrai nori, tu daryk, nesvarbu kiek kartų, bet tu daryk, ir tau pasiseks, jeigu tu nepamesi. Tai vat, o ką Tomas Edisonas darydavo? Jisai darydavo tokius nusnūdimus pietų meto. Atsisėsdavo, tiesiog jisai krėslę, ne lovoje, bet krėslę, kad jau giliai neįmigtų, bet tiesiog krėslę, užduodavo klausimą, kur norėdavo, kad kažkas nori sužinoti, nu jau tenai fizika ir visa kita, ar ne, nori sužinoti, kaip jam tą išradimą patobulinti, kad jisai tikrai veiktų. Jis užduodavo klausimą ir toj kėdėjai užsnūsdavo, bet rankoje jis būdavo pasiėmęs akmenukų ir po ranka grinai, ar ne, ant žemės pasidėjęs metalinę lėkštę. Kad kai jisai užsnūsta, ar ne, raumenys atsipalaiduoja, jis tos akmenukus paleidžia ir jį pažadina. Nukritę ant tos lėkštės, subarškina ir jį pažadina. Jis šitaip gaudavo daug atsakymų, kad štai, ar ne, ta būsena, kai tu esi tarp, dar nesapnuoji, bet jau išeini, ar ne, ta būsena, dabar tiksliai neprisimenu, ta tetra būsena. Tai ir yra, kur labai daug mes gauname tų tokių aha momentų. Ar tau būna vakare, kad nu tu kažką, ar ne, kūryboje esi ir kažką tau reikia, ir kai eini miegoti, nu atrodo, va, prasideda, pasipila tau dar žiūrėk dar tą. Aš prisimenu, nu kaip prisimenu, visada būna, kad einant miegoti, o Giedrė, dar šitaip, Giedrė, būtinai prisimink, tinga atsikelti, kad užsirašyti, nes, nu, nenoriu išsibudinti ir visą kitą. Giedrė, būtinai prisimink, rytoj, apie šitą dalyką, o čia gera idėja. Aš atsibundu, aš nieko nebeprisimenu, aš žinau, kad aš turėjau gerą idėją, bet kas ta idėja buvo? Tai va, kaip veikia va, tas mūsų užsinūdimo, ar ne, užmigimo tas etapas, tai Tomas Edisonas jį išnaudodavo, kad gauti atsakymus, nes mūsų sąmonė daug dalykų blokuoja, nes mūsų sąmonė dirba pagal tai, ką mes esame surinkę per gyvenimą, ar ne? Kokią informaciją mes surinkome per gyvenimą. O pasąmonėje yra tie lobynai, yra visi atsakymai, viską mes galime iš pasąmonės parsitraukti, nes pasąmonė veikia visai kitaip negu tas žmogiškas, logiškas protas, kuris yra sąmonėje, tas racionalusis protas, pasąmonė veikia visai kitaip. Ir jinai gali daug dalykų tiesiog download, parsitraukti, kokių reikia atsakymų. Netgi, jeigu kažko neberandi, nu padėjai, nu neberandi, užduok klausimą, eik miegoti ir pamatysi. Arba susapnuosi, arba atsikelsi ryte, lemba, juk tenai ir prisiminsi viską. Tai naudokime pasąmonę, ar ne? Naudokime, nes tai yra ir kūrybos šaltinis, ir manifestavimo, ir visų atsakymų, ko mums reikia, mes turime viduje, kaip ir čia sako, ar ne, naudojo ir graikijos skulptorius, ir Šekspyras, ir Rafaelis, ir Beethovenas sukūrė tas kompozitorius, naudojant pasąmonę. Kai skaičiau paskaitas jogos universitete Rišikeše, Indijoje, pasitaikė proga užmėgsti ilgą pokalbį su chirurgu atvykusiu iš Bombėjaus. Jis man papasakojo stebinančią istoriją apie daktarą Jamesą Esdeilą. Esdeilas buvo Škotijos chirurgas,
kuris 1840-aisiais, 1850-aisiais, tai va 10 metų, tais metais dirbo Bengalijoje. Eteris ir kiti modernūs cheminės anestezijos metodai buvo pradėti taikyti gerokai vėliau. Nepaisant to, daktaras Esdeilas 45-46 metais padarė maždaug 400 įvairaus pobūdžio sudėtingų chirurginių operacijų. Žiūrėkit, kaip įdomiai, ar ne, jis buvo tas chirurgas, bet anestetikai ir eteris buvo gerokai vėliau pradėti taikyti žmonėms. Nu labai įdomu, ar ne, kaip jis tas operacijas padarė. Taigi įvairaus pobūdžio, tarp jų amputacijos, nepiktybinių ir piktybinių auglių šalinimas, akių, ausų ir gerklės operacijos. Visos šios operacijos buvo atliktos be skausmo, tik pasitelkus įtaigą. Pacientai sakėsi nejutę jokio skausmo, bet to nei vienas iš jų nemirė per operaciją. Įsivaizduokit, kokie stebuklai, ar ne, nebuvo nuskausminamųjų, bet žmogus nejuto skausmo. Kaip? Kaip taip? Taip pat stebėtina yra tai, kad palyginti su bendra chirurgijos praktika, Esdeilo pacientų mirtingumas buvo labai nedidelis. Jis gydė gerokai anksčiau negu vakarų mokslininkai. Ar aš praleidau puslapį? 58, jo. 57, o kur 58 puslapis? Tokie, tai po to pabaigsiu. Negu mokslininkai tokie kaip Luisas Pasteras, Josefas Listeris, būtent jis atkreipė dėmesį į tai, kad infekcijas sukelia bakterijos. Toj palaukit, aš pabandysiu surasti, gal man tiesiog neužkrovė, iš naujo įsijunkime. Mums reikia 58 puslapio. Nu, Giedre. Paleidau puslapį. Gerai, tuoj palaukit įtalpinu. Ne, nu gerai, paskaitykim taip. Pažiūrėkit į mane. Stop sharing. Tai vat, ir iki tol niekam netėjo į galvą, kad po operacinės infekcijos kyla dėl nesterilių instrumentų ir užkrečiamų organizmų. Tai vat, kad yra infekcija, ar ne, kad yra bakterijos tokios. Ir iki tol niekas nepagalvojo apie tai. Nepaisant to, Esdeilas įteikdavo hipnozės būsenoje esantiems savo pacientams, kad neišplis jokia infekcija ir nebus kraujo užkretimo. Ir jų pasąmonė sureaguodavo į jo teiginį. Ji išjudindavo procesus, kurie užkirzdavo kelią mirtinai pavojingai infekcijai. Įsivaizduokit, aš daug dalykų jau esu pati patyrus. Tikrai daug dalykų. Ir aš skaitau tą knygą, aš skaitau ne vieną, ar ne, tų tokių istorijų yra daug. Ir man vis dar yra placebas, yra labai faina knyga. Jūs esate placebas. Nu, tikrai irgi parodau, kad jau užsiminiau, tai parodau. Čia, bet daktaras Joe Dispenza gal esate tikrai girdėję daug kartų. Tai daktaras Joe Dispenza, jisai pats parašė šitą knygą, jis aprašė savo istoriją, kaip jisai buvo irgi avarijos, jisai buvo sužalotas ir jam pasakė, kad reikia daryti operacijos, bet, tik 2-3%, kad jisai vaikščios. Jisai to nepatikėjo, jisai irgi buvo tas sąmoningumo ir praktikuojantis visus šitos dalykus, jisai nepatikėjo ir sako, gerai, dabar aš padirbėsiu, ar ne, aš nesiklausau, šių operacijų nedarysiu, aš nesiklausau daktarų, aš padirbėsiu. Ir tikrai jisai per porą mėnesių, jisai jau atsistojo ir jisai jau vaikščio. Jis tiesiog savo protų, pasąmonę naudodamas, jisai susigydė savo sulūžusių stuburą. Tai ant kiek žmogus yra ypatingas, aš dar kartą noriu kiekvienam, kuris klausotės, kuris einate su manimi, noriu, kad tu patikėtum, tu esi ypatingas, ant kiek tu esi ypatingas, kiek tu turi savyje galių. Tai netikėk nieko, kas ką tau sako, tu nusprendi, ar tavo kūnas serga, ar tavo kūnas pasveiks, kaip greitai pasveiks, kiek viskas užtruks ir kaip tu gyvensi, kokia bus tavo ateitis, tik tu nusprendi. Bet jeigu tau įteigė, kaip tenai ar ne, išvažiavo burtis ir burėjo pasakė, kad tau beliko kiek ten, iki jaunaties, kito mėnesio jaunaties tu numirsi, žmogus tai priėmė ir jis tiesiog susisargdino save ir numirė.
Tai tu nusprendi, ar tu priimi, kas tau yra pasakyta, ar tu ne, atmeti ir sakai, tai netiesa. Aš daug kartų esu irgi atmetus sakomus dalykus, ar tai daktarų, ar kitų žmonių, aš tiesiog atmetus esu ir tai ir neįvyko. Nors tvirtino, nu, vos neprisilenkdami, kad va, taip, 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 taip. Toliau, tik pamanykite. Daugiau kaip prieš 150 metų šis škotų chirurgas, kuris išmaišė pusę pasaulio, atrado, kaip galima priversti pasąmonę daryti stebuklus. Nuo šios minties jūs turėtų sukaustyti pagarbi baimė. Transcendentinės galios, kurios įkvėpė daktarą Esdėlą ir apsaugojo nuo mirtino pavojaus jo pacientus, gali tapti pavaldžios ir jums. Pasąmonė gali išlaisvinti jūs nuo erdvės ir laiko priklausomybės. Ji gali numalšinti bet kokį skausmą ir kančią. Ji gali išspręsti visas jūsų problemas, kad ir kokios jos būtų. Jūsų kūne slypi išmintis, kuri toli pralenkia intelektą ir verčia jūs stebėtis savo galimybėmis. Tokia patirtis priversų džiūgauti ir patikėti tuo, kad jūsų pasąmonė gali daryti tikrus stebuklus. Ar tu gali, ar tu leidi savo patikėti, kad tikrai tu gali daryti stebuklus? Leisk savo tą priimti po truputį, mažais žingsneliais. Ir eksperimentuok. Man tai labai patinka su savim padirbėti, eksperimentuok. Pasinaudok savo pasąmonės galiomis po truputį, ar ne? Mažais dalykėliais. Iškart nu to milijono vertės namo neužsiprašyk savo pasąmonės, bet kažkokių tokių mažesnių dalykų. Pasaka yra, kai tu pradedi naudoti savo pasąmonę, visai kitoks gyvenimas. Tai va, gerai, tiek šiandienai ir iki rytojaus.